Sveiki, aš esu Lina Balsė ir mes kalbame apie taro mitus ir baimės. Ir vieną iš tokių gavau iš apklausą atlikusių žmonių, jog baisu ir geriau nežinoti, kas laukia. Kartais tikrai geriau nežinoti, kartais geriau mėgautis šią akimirką, gyvenimu, spontaniškai ir spręsti situacijas, kai jos iškyla. Jeigu jaučiate kažkokią baimę, neužduokite tokio klausimo, neklauskite apie tai, ko nenorite žinoti. Ateitis vienus labiau baugina nežinomybė ir jie nori žinoti viską ir čia nusivils, nes visko nei taro kortose nepamatysi ir būtų netgi nesveika tokia priklausomybė, bandymas pastoviai burtis ir nusakyti kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį ir gyventi tarsi skaitytum antrą kartą jau perskaitytą knygą. Kita vertus būna tokios situacijos, kuriuose reikia žvilgsnio iš šalies. Aš mažiausiai vertinu klausimus apie ilgalaikę ateitį ir mieliausiai dirbu su klausimais apie dabartinius iššūkius, problemas ir jų sprendimų paieškas. Tad jeigu dėl kažko nerimaujate, man pavyzdžiui netgi patinka, kai klientai užduodami klausimą dar nurodo, ko jie nenori žinoti. Ir aš pati dirbdama laikausi nuostatos gauti ne taip, kaip teisme sako, tik tiesą, visą tiesą ir nieko išskyrus tiesą. Man svarbu, kad informacija būtų teisinga, bet mano pirmoji eilėje kriterijus yra gauti tik klientui naudingą informaciją ir negauti tos informacijos, net jeigu jinai tiesa, kuri klientui būtų nenaudinga. Tarkim, kažką sužinojus galima vien dėl to žinojimo pasielgti kitaip, nueiti kitų kelių, kuris bus netoks palankus. Pavyzdžiui, žinant apie laukiančią sėkmę, gali jaustis taip garantuota, kad nepadarysi tų veiksmų, kurie nuvestų į tą sėkmę. Kartais kažką žinoti, kas neišvengiama, kas tiesiog reikalinga ir galbūt nemalonu, žinant tą iš anksto, tu pergyvensi ir tu nebesimėgausi, nepatirsi to gyvenimo džiaugsmo, kurį turėjai patirti ir kuris būtų tave sustiprinęs ir gal paruošęs tiems sunkesniems išbandymams. Todėl ne viską tikrai reikia žinoti, ne viską verta žinoti, ne viską naudinga. Ir aš dirbu su nuostata, kad gauti tik klientui naudingą informaciją, kurią turėdamas jisai galės priimti geresnius sprendimus ir pasukti savo likimą pačią palankiausią kryptimi. Taigi, jeigu jūs bijote, kad sužinosite tai, ko nenorite, išsakykite vidinę savo intenciją ir būrėjai negauti nieko, kas man pakenktų. Ir tiek.